mūsų susitikimo tikslas yra pakalbėti apie tos bandymus, ką mes daro maisto, medžiagų, galim sakyti, optimizavimas žieminiuose kviečiuose vegetacijos metu. Ir naudojant jūsų žemdirbių konsultacijos metodą prietaisą Smart Agrometer. Ir mūsų temos, kodėl tos bandymus vykdome, kaip veikia Smart Agrometer, maisto medžiagų, mikroelementų tarpusavio ryšius truputį pakalbėti ir pakalbėsim, kokia situacija dabar yra žieminiuose kviečiuose, tiek Raseiniuose, tiek Joniškyje, tiek Kėdainiuose, kokie nustatyti trūkumai ir rekomendacijos ir kaip sekasi atlikti purškimus pagal tas rekomendacijas, kokios problemos ar panašiai, apie apso agronom naudojimą ir tolimesnius kokius darbus. Ir pradžiai, kodėl mes darom su Smart Agrometer bandymus, mes konsultavimo tarnyboje įgyvendinam projektą, NutriCheck dalyvaujame projekte ir jisai vykdomas 9 Europos šalyse, siekiant bendrai tobulinti Europos šalių lauko augalų mitybą, siekiant maksimaliai padidinti konkrečiose vietovėse maisto medžiagų mitybos tikslumą. Ir tos 9 šalis, tai Airija, Didžioji Britanija, Danija, Portugalija, Prancūzija, Nyderlandai, Graikija, Lietuva ir Lenkija. Ir iš viso 26 tokios ūkininkų grupės suburtos yra. Ir planuojant tą, sakykime, tręšimą, bet kokius darbus planuojant, yra svarbus 3 žingsnių metodas. Planavimas, tikrinimas, koregavimas, ką mes dabar ir atliekam, dėl ko ir susitikom, ir rezultatų analizė. Ir toje skaidrėje tas metodas svarbumas, kad būtų galima optimizuoti maisto medžiagų valdymą augalų tręšime. Žemdirbiai, ūkininkai bendrai žino tos principus augalų mitybos planavimo, kiek augalams reikia kokių medžiagų ir bendrai planuojama, tikrinama, analizuojama ir daugelis žemdirbių įgūdę tai daryti. Tačiau vienas metodas, kurį naudojame projekte, būtent derliaus analizė, parodanti maisto medžiagų sukaupimą augaluose. Tai vertingas metodas, kuris gali parodyti, kiek efektyvus tas tręšimo metodo naudojimas, kaip efektyviai naudojamos maisto medžiagos ir žinoma, planuojant tręšimą atsižvelgiama į augalų derlius. Yra daug su ir ne su augalų mityba susijusių veiksnių, kurie įtakoja derlių. Ir žinant derliuje sukauptas maisto medžiagas, galima ieškoti priežasčių dėl kokios ar kitokios maisto, kokios vienos ar kitos maisto medžiagos trūksta ir koks efektyvumas ir būtų galima planuoti atitinkamus veiksmus ateičiai tiek atskiriom kultūrom, tiek atskiriems laukams. Ir čia kaip pavyzdį tiesiog paminėsiu, čia praeitais metais matomas vienas iš derliaus analizės pavyzdžių, kur parodo azoto panaudojimą efektyvumo žieminiuose kviečiuose. Matote? Ūkiuose, kur taikomos skirtingos maisto medžiagų valdymo strategijos. Ir čia 24 metais, praeitais metais Kėdainių ūkininkų grupėje vertintas azoto efektyvumas, kiek azoto atiduota su trąšomis, kiek sukaupta azoto ir koks panaudojimo efektyvumas. Ir matome diagramą ištyrus azotą derliuje, kad tikslesias tręšimo technologijas taikiančiame šiušės laukuose azotas panaudojimas bene efektyviausiai, atiduota 150 kg veiklią medžiagą, derliuje sukaupta 275 kg. Čia mėlynas stulpelis ir efektyviai panaudotas dirvožemyje mineralizuotas azotas kažkur 120 kg hektarą. Ir tai rodo, kad tiksliosios technologijos vienas iš metodų maisto medžiagų panaudojimo efektyvumui didinti.
Ir tų metodų yra įvairių. Ir tai online platformos, satelitiniai vaizdai, NDVI indeksai, žaliojo ploto indeksai ir taip toliau. Taip pat paplytė, kur montuojame ant traktorių ar žemės ūkio mašinų įrangą padedanti atlikti tręšimą realiuoju laiku, įvertinant augalų biomasę, chlorofilo indeksą ir daug kitų parametrų. Taip pat yra ir įvairių laboratorinių augalų tyrimų, kurie gali suteikti informacijos tiek augalų vegetacijos metu, koreguojant augalų tręšimą, tiek po derliaus nuėmimo, analizuojant gautą derlių. Tai, žodžiu, daug tų metodų yra ir yra galima pasižiūrėti NutriCheck platformoje, kiek sukaupta yra informacijos iš visų tų 9 šalių apie priemonės metodus, kurie padeda optimizuoti augalų tręšimą. Ir šioje svetainėje informacija yra apie 172 metodus ar priemonės, kurios taikomos įvairiose Europos šalise, kurios vienaip ar kitaip gali padėti su augalų mityba ūkyje. Tai va, o mes dabar padiskutuosime, pakalbėsime būtent apie maisto medžiagų reguliavimą žieminiuose kviečiuose. Ir būtent vienas iš tų metodų yra Smart Agrometer technologija, kuri leidžia nustatyti ne tik pagrindinių maisto medžiagų ir tų mikroelementų trūkumą. Ir turime keletą žieminių kviečių laukų, Raseinių rajone, tai Alfredo Bardausko ir Daliaus Ališausko laukuose, taip pat Joniškio rajone, Modesto Makavecko ūkyje ir Kėdainių rajone Nerijaus Draudvilo ūkyje, kuriuose, žodžiu, stebime, teikiama rekomendacijos ir sezono pabaigoje galėsim vertinti panaudotų maisto medžiagų efektyvumą, nustatydami jų kiekius derliuje ir augaluose. Tai tiek tokia trumpa informacija, kodėl mes atliekam tos tyrimus ir Ernestai, noriu tavęs paprašyti dabar apie plačiau truputį apie Smart Agrometer pakalbėti, apie šitą metodą, kurį taikome tuose mūsų bandymuose ir paskui prieisime prie situacijos aptarimo kiekviename iš ūkių. Tai gerai, kolega Ernestas, tu gali, Ernestai? Mes turim pristatymą greitą, per jį peršokti, kad paaiškinti šitą projektą. Teisingai? Taip. Iki to. Ernestai, gali paleisti? Pasirodyk, Ernestai, pakalbėsim dviese. Pas mane kamera neveikianti, kompiuteris. Okay. Bet aš šėrinti galiu, man atrodo. Ar matosi? Jo. Matom. Taip. Ir dabar, ne? Jo. Tai esam žemdirbių konsultacijos. Vasaromis dirbam laukuose, žiemą laboratorijai. Ir iš esmės gimė mintis, čia labai trumpai, ta prasme, istorija irgi, kad auginti augalus su trūkumais, vis maistinių elementų ir tokiu būdu mokintis, iš ko pasekoje gimė idėja, jau kai išmokom atpažinti trūkumus savo plika vadinamą akim, kad tiesiog geresnė akį negu mūsų gal galima susikurti, pasigaminti. Tai kadangi, ko gero irgi gerai visi žinoma, ne kaip kalio trūkumas atrodo, apatiniai lapai gelsta, nuo kraštų pradeda gelst, fosforas, mėlynas atspalvis pirmose augimo tarpsniuose, vėlesniuose kiti požymiai. Ir kiekvienas taip elementas turi savo būdingą simptomą. Tai ir iš esmės, ko pasekoj, buvo ir noras rasti tą limituojantį elementą augale, kad tą gerai žinomą Liebigos statinę užklijuoti, užkalti tą mažiausią lentą, kad galėtume pripilti daugiau vandens arba
grūdų daugiau į aruodus. Tai nustatymai, kiek mokslas yra pažengęs šiuo metu, tai yra vizualus arba cheminis tyrimas. Tai čia mes daug diskutavom ir su užsienio partneriais iš Wageningen universiteto. O cheminiai tyrimai turi keletą tokių aspektų arba trūkumų, tai kad mes iš esmės imam dažniausiai tik viršutinę dalį augalų analizai cheminiai, ta prasme, neimame šaknyno, o realiai augalas tai yra šaknis kartu su antžeminė dalim. Tai ko pasiekoje yra labai sudėtinga daryti vertinimą vien tik tai iš cheminių tyrimų. Ir čia diskusijų metu, nes auginamės šiltnamyje su įvairiais trūkumais, Wageningen universiteto mokslininkai paskutintoje fazėje ir sako, ta prasme, cheminių turėjom tyrimų, nusiuntėjom ir pagal cheminius tyrimus, pavyzdžiui, gaunam, kad 4-5 elementų trūksta mažiau negu normaliai. Ir kaip nuspręsti, kurio čia to elemento iš tiesų augalui vieno trūksta, kuris gal blokuoja kitų įsisavinimą. Tai sako, tiesiog žiūrėkit vizualiai. Tai tą vizualų vertinamą būtent ir esam skaitmenizavę. Jo, aš dadėsiu, Ernestas docentas, Ernestas Zaleckas, jisai universitete agrochemiją dėsto, universitete dirba. Realiai ir tas ir yra, mes su Wageningenu dirbdami dasikasėm iki to, kad cheminį tyrimą, norint jį tiksliai nusakyti pagal cheminį tyrimą, ko trūksta augalui, tai turi, ta prasme, Ernestas, pakomentuok tos amerikietės mokslininkės. Tai realiai daug analizių darėm, prasme, ieškojom šitą tematiką. Tai amerikiečiai metodą atradė, kuris labiausiai ir artimiausiai galėtų nusakyti, arba išvadą galima būtų daryti iš cheminės sudėties tyrimų, bet dar įvertinti dar 6 faktorius. Tai klimatinės sąlygas, koks dirvožemis buvo, kokie veislės ypatumai ir taip toliau. Lauko istorija ir jo, 6 faktoriai. Tai važiuok per slaidus, gal toliau ten yra. Tai čia, kas dar nebuvo mūsų šiltnamį, realiai filmuką, prašok. Mes tai matom pirmą tik tai. Slaidą? Čia gal skaidrių demonstravimą įjungt, gal tada. Geras, aš čia per skaidrės šuoliuoju savo. Dabar visą laiką pirmą rodo, jo, dabar. O mato dabar? Dabar matom. Tai gal taip tada tiesiog rodau, gal matysis, ne? Važiuoju. Jo. Tai šičia tūkstantinėse bačkose maišom maitinamąjį tirpalą augalams, tada be azoto, tarkim, visi kiti 11 elementų yra. Iš vienos bačkos, kad į 10 pakartojimą eitų, kad nebūtų paklaidų jokių žmogiškų. Automatiškai eina į 10, kiekvienas spalva skirtinga dangčiai yra skirtingas elementas ir iš didelės bačkos visi kas 3 dienas papildomi maisto medžiagom. 10 pakartojimų, 13 variantų kontrolė ir visi elementai mikro-makro. Auginam, spektrometrą analizę duodam ir turim su KTU universitetu kartu dirbam. Jie ten turi algoritmą, kurį apmokam ir kuris paskui agrometru mes matuojam laukuose, pats agrometras neturi jokių smegenų. Jis siunčia mūsų KTU algoritmui, algoritmas išanalizuoja ir atsiunčia atgal. Pasako, panašu į tą, kurio elemento tuo momentu augalui trūksta. Kėrnas. Galima klausti, jeigu yra klausimų, tai eigoje irgi. Taip, klausomės įdėmiai, įdomu žiūrėti ir klausytis jūsų, taip kad tęskit. Aš galima, jeigu prie tą pačią klausimą, tai prietaisas grinai lietuvių gamybos jūsų ta prasme kurtas? Jo, čia yra mūsų
kiek 12 žmonių komanda, aš pats irgi renku su atsuktuvų, kai reikia, patys spausdinam korpusus jo. Geras, smagu. 2 KTU matematikai, 1 KTU inžinieris, VGTU 1 inžinieris. Va, jų keturiese jie matematikai ir 2 inžinieriai jie ten vadovauja, mums liepia varžtų sukioti ir taip toliau. Mes agronomai nesikišam. Nu, mes kišamės prie augalų, ta prasme, auginimą atsakingi, ne, visą šitą dalį. Ir minėjote, kad tas prietaisas atspausdintas 3D spausdintuvu. Taip, tai toj dalys bus info. Tai iš esmės auginam hidroponiniu būdu, šiltnamį nuo sėklos iki grūdų, iki sėklos visą vegetaciją ir stebim tada pjaunam augalus ir tada cheminę sudėtį tyrėmės tiek viršutinės dalies, tiek apatinės bendram suvokimui ir visų elementų sinergijai ir antagonizmams. Šiuo metu ir rengiam publikacijas, mokslinės, sudėtinga, nes nėra ką pacituoti, nes labai mažai tokių kažkokių panašių tyrimų, kad būtų daryta, nepavyksta. Jo, mažai hidroponikai išaugintas su tokiom tiksliais trūkumais. Dar kas įdomu, mes šaknis galim analizuoti. Šiaip šaknų tyrimai visiškai prieisim bendrai prie tų. Tai šiuo metu šioje skaidrėje matom vienodo amžiaus augalus, o juodų dangčių po kairę. Po 2 augalus. 2 augalai vienam inde. Tai kontrolinis. Po kairę. Visko gali kairiai. Taip. Tada violetinio fosforo trūkumas. Violetinių dangčių. Taip, tada sekantis yra azoto trūkumas. Pilkų dangčių, jo. Ir žalias. Taip. Magnio trūkumas. Tai yra prietaiso visai ir esmė yra, o jeigu atkreipsi dėmesį, mobilumas azoto, pavyzdžiui, augale, jauniausias, žaliausias lapas spalva, tada sekantis žemiau einant antras lapas šviesesnis, trečias dar šviesesnis, taip šviesėjančiai eina žemyn, nes azotas yra mobilus, elementas augale ir jį augalas vis link varpos kelia ir kelia. Tai mes matuodami visus lapus ir vertinam tą skirtumą tarp lapų. Tai ir, čia algoritmas išmanusis vertina, skaičiuoja ir analizuoja pagal tą skirtingų požymius trūkumų. Ir dar, tai jeigu atkreipsi dėmesį irgi azoto trūkumų, jie vienodo čia amžiaus, fosforo dar net nesimato varpos išlindusios, o azoto trūkumų nušuoliavę augalai į priekį, nes jau nori atiduoti bent vieną varpą. Čia tokį, nežinau, labai plačiai čia gausis pasakant. Ne, važiuojam toliau, čia protarpiniai badavimai, važiuojam toliau. Jo. Tai mes skaitmenizavom vizualius tos trūkumus. Tai visa istorija prasidėjo, trumpa istorija 2008 nuo idėjos gimimo, tada 15 metais KTU, Technoramai pirmą vietą laimėta, 18 dar kitom renginį pirmą vietą ir tada Šiaip, Rima, jeigu istorija tokia, mes su Mantu augindom ir 15 tiesiog žaisdom, hobis buvo. Ir KTU studentas ant mūsų agrometro magistrą rašė ir mes KTU sudalyvavom. Ir pirmą vietą laimėjom, priejo 2 vadybininkai, sako, ko tu biznį nedarai, sako, aš nenoriu, mes net neplanavom, nes čia krūvo pinigų. Tai nuo 15 metų tik tas verslas ir prasidėjo, iki 15 buvo hobis, 15 atėjo 2 vadybininkai ir pradėjo ieškoti pinigų, visą kitą tik tada prasidėjo. Idėja gimė gal 2005 gal. Toliau, Ernestai, okei. Tai eksperimento projektą turėjom, tai ko pasiekoja tiek šiltnamį, tiek visą infrastruktūrą, tai 3D printerį ir taip toliau. O galėjom įsigyti ir jo. Savo cheminių tyrimų laboratorijas įsteigėm, todėl labai daug tyrimų pasidarėm, 100. Apie tos cheminius tyrimus mes kaip patys užauginom be azoto
be fosforo, be visų ir kai pasidarėm tyrimus, kai pasižiūrėjom juos, tai kreipėmės į Wageningeno universitetą, kad padėtų išmokti. 2 metus dirbam su jais. Ir išvada buvo vizualinė diagnostika paskutinis žingsnis. Taip, ir tolimesni žingsniai, kur keliaujam, tai laimėjom dar naują projektą, palydovo informacijos apjungimą su skaneriu. Tai tiek ir agritechnikoje parodoje dalyvavom, tai pabendravę vis su tais, kurie palydovus vien tik tai analizuojasi, tai vis dabar mus kibina, kad apjungiam jūsų informaciją. Palydovininkai labai nori, nes jie pasidaro palydovinės nuotraukas ir ima cheminius tyrimus augalų, bet tie cheminiai tyrimai jam 7% nusako, o mūsiškis pasako tiksliai tuo momentu, kai žiūrėjai, kurio elemento trūko. Labai nori. Tai mes pranašumą čia turim ir važiuojam toliau su palydovais. Tai čia mokslinis straipsnis, kad dar kiekvienoje šalyje Europos dar potencialas yra, kur didinti šviesiai spalva. Grūdinės kultūros. Jo, grūdinės kultūros, kiek dar galima būtų pakelti, padidinti derlius. Taip, kad dar turim kur stengtis. Taip, potencialas matosi didelis. Technologijas, taip. Tai važiuojam gal toliau, čia praleis, čia daugiau tas važiuojam prie bangų. Palydovai čia rinkui, kas yra mūsų komanda. Vienas dalyvavo lietuviškam palydovui kūrime, kitas su NASA turi kontraktą, nes sugalvojo prietaisą iš ultragarsų iš akies smegenų traumą nustato, nereikia gręžti skylės galvoje. Pas mus tokia komanda stipri. Ir va čia aš norėjau ką užakcentuoti, žiūrėkit, čia yra chlorofilas alfa, chlorofilas beta, ta prasme, per vidurį nieko nevalgo, čia yra kaip augalai valgo šviesą, ne? Jie nuo 300 pm iki 500 valgo ir paskui nuo 600 iki 700. Esmė, ką aš noriu pasakyti, žmogaus akis turi 3 pigmentus tik tai. Ta prasme, žmogaus akis nefiksuoja nuo 350 iki 750 visų bangų. Mes kaip RGB telefonai, RGB televizoriai mums užtenka 3. Todėl žmogus identiškai mato kažkur 450, 550 ir 650. Labai gerai mato bangas, o kitų ne. Tai va čia toks vizuali diagnostika iš akių. Tik dėl to ir sakas, nuo 30% pažeidimų, nes mes realiai, mes matom 3 taškus, o tarp jų sulieja mūsų intelektas. Todėl agrometras praktiškai mes nuo 5, nuo vos kelių procentų pažeidimų, kelių dienų badavimo šito elemento mes pradedam matyti. Arba kitaip pasakysiu, dar važiavom į agritechniką, nusivežėm kukurūzų su geležies trūkumu ir nenusivežėm vandens. Pasistatėm parodą iš nakties, pasiruošėm, užpylėm vandenį. Kitą dieną mums rodė kukurūzas geležies trūkumą, kol važiavom viskas gerai, užpylėm, kitą dieną atėjom, neberodo. Mes 2 dienas pykomės, bet agrometras už mus protingesnis. Realiai mes iš tūliko vandens pripylėm, kuriam buvo geležies. Tai vat, reakcija po pusę paros, beveik po paros sureagavo augalas, neberodo geležies. Viskas. Mes paskui po 3 parų įsitikinom, nes augalas vizualiai pažaliavo. Tai pranašu. Taip. Toliau Ernestai, kad aš. Jo, tai kad kiekvienas elemento trūkumas skirtingas savo bangas turi, ta prasme, kreivės. Čia elementų mobilumo atsižvelgiant. Ir viskas turbūt čia. Jo, iš esmės, kaip pritaikymai. Kad praktiškai, kaip galėtume maksimaliai išnaudoti, tai galima net ir normas nusistatinėti. Jeigu ūkininkas, pavyzdžiui, nepurškė šiandien, tai nusistatė, pavyzdžiui, cinko, kad trūksta ar kažkurio elemento, tai tiesiog gali pasiruošti purkštuvėlį mažą ir purkšti 100 gramų, 200, 300 kaip pavyzdys ir po paros, po 2 pasimatuoti ir atrasti, kuri koncentracija yra optimali. Jo, aš gal dar kartą pakartosiu, šiaip kitas agrometro pliusas, čia jau sako, žinai, kur nulat, pavyzdžiui, nustatai, kad trūksta kažko geležies, bet tu nežinai normą, kiek duot. Tai gali mažų purkštukų kvadratinį metrą nupurkšti 100 gramų, kitą kvadratą 200 gramų veiklios, kitą 300 gramų. Po 2 dienų atėjęs pamatuot, tu pasižiūri 100 mažai, 200 užtenka, reiškia 300 nereikia.
Bet dabar perinant prie agrometrų ir tos praktikos, tai iš praktinės pusės pasakysiu taip. Vieną sezoną pamatavau, mes dirbom kaip dirbom ir tada po pirmo purškimo pamatavau, atradau, kad dar kažkurio elemento trūksta. Tada jį pridėjau sekančiam purškime ir po sekančio purškimo man jau išlindo dar vienas elementas. Tada aš jį pridėjau trečiam purškime. Jeigu fosforas, kalis, tie makroelementai didieji, kurie per lapus neina, tai kiti sprendimai. Bet sekančiais metais po to matavimų tame ūkyje, aš jau nuo pirmo purškimo pridėjau ir pirmą, ir antrą atrastą sezono metu trūkusią medžiagą. Ir ją sudėjau jau nuo pirmo purškimo. Ir antrą sezoną man praktiškai neišlindo trečias elementas ir aš gavau 10% didesnį derlių. Nors paskutinius 10 metų tame ūkyje derlius taip, kas keli procentai gan stabilus buvo. Tai tas toks pirmas pliusas sudėjai tą lauką, bet jis tada ir lieka kaip istorija tam laukui. Žiūrėk, šitas laukas, specifika jo yra šitie elementai, jie turi likti prie šito jūsų kokteilio naudojimo. Tai tada, tu Ernestai gal išjungu. Grįž prie atgal vieną skaidrę. Va, čia yra jo, 50% absorbuotai, tai ta prasme, ką tu gali greit sureaguoti. Cinkas, manganas, geležis, greičiau, magnis, labai greit. Ką dar galim pataisyti? Tai priklausomai nuo elemento, augalo ir klimatinių sąlygų, žinoma. Ta variacija yra, kuo didesnis vaškinis sluoksnis ten ir panašiai, tuo užtrunka. Bet iš šitų senesnių tyrimų aš atsimenu, kad mikroelementai, ta prasme, po 48 valandų visi, kas yra purkšta, po 48 valandų šaknyse randama yra bent jau kažkokie tai pėdsakai tos medžiagos. Tai va, tai ir tas tada metodas ir paremtas tuo, kad galimas greitas reagavimas, pirmas žingsnis, o antras žingsnis, tai jau tu istoriją tam laukui lipdai, kitais metais jau tą patį darai ir dar matuoji, dar žiūri kas. Gal galim dabar pereiti prie realių rezultatų, gal Ernestai tu išjung, aš pasiruošiu irgi, aš įsijungsiu. Matot, jau čia? Jau pradedam matyti dar neryškiai. Gerai, man nepavyks. Ernestai, gali tu jungtis? Nerodo manęs, ne? Pas mane ryšys išlaukuosi. Tau turbūt atsijungti reikia, ne? Jo, atsijungiu aš. Va, matosi gerai dabar. Į kurį ūkį šiaip norėtume? Galime nuo Alfredo Bardausko pradėti. Raseinių. Prigadinau turbūt biškį, bet viskas išjungiu. Ernestai, nebematom. Nematot? Ne. Ok. Alfredo Bardausko ūkis. Čia ir pirmas ir antras matavimas, ten situacija pasikeitė, pradžiai pasibuvo, kai aš pirmą kartą nuvažiavau, buvo aš spėjau po augimo reguliatoriaus ir šalnos tikrai, bet pagal SIM buvo žiauriai nugeltas, ten grybą pjovė pirmą savaitę, bet va antrą savaitę, žiūrėk, tai Ernestai, iki antros savaitės matavimus apačioj, atidaryk tą lentelę, vienetukai, nuliukai, jo, va, žemiau, čia, tai dabar, gal nuo viršaus, žiūrėk, tos nuo viršaus, apačioje seniai, jo, 21 dienos, atidaryk po vieną. Paspausk ant koordinačių. Jo. Šitam galiai, čia mane lietus išvarė iš to lauko ir pas mus GPS-as kartais, dabar šitam modelį biškį
biškai grybauja metrai ten šiandien. Nu, ir grįžk atgal, tai tada čia yra šitam gale buvo ir sveikų, ir vario trūkumo augalų. Šiaip einant per Ernestai sekančiai lūtę matavimą parodyk. Jo, tik akį netidrai koordinačių, kad matosi jo. Varis vėl, fosforas, kalis, eik atgal sekantį parodyk. Ten didelis yra. Na. Irgi gal koordinatės paspaus parodyk trumpai, kur. Jo, čia va šitas galas, kur yra analizuojama. Biški susispėti per visą. Grįžk atgal į tą, kur buvo. Čia va tas analizuojamas kampas. Ir laukas čia ir baigėsi, kur mano paskutinis taškas. Čia biški netiksliai koordinatės buvo duotos. Tai va, į tą lentelę. Tai va. Tai žiūrint į šitą, matosi, kad dažniausiai kontrolė dešinėm kampe, ne, rezultatas reiškia kontrolę. Nu, mes kol kas taip pavadinė, tai reiškia augalai sotus visiškai. Einant per lauką, jisai yra sotus, didžioji dalis augalų, bet einant užeini smėliuką, moliuką, biški keičiasi kas keli metrai, tai va, įtraukti tai reikia, kad varis išlindo. Tai dabar vario trūkumas, čia jau rekomendacija jam turi būti, ne vienoje vietoje išlindo, tai reiškia, kaip pasakyti, tam tas augalas sveikas, pas mums būna sveikas, pavyzdžiui, kaip buvo pas Joniškė, ne? Paskui kalio trūkumas ir paskui azotas. Tai ta prasme, tas kalis toks kaip tarpininkas jo, ta prasme, ir čia tas pats eini, vizualiai aš pats per lauką eidamas sveiki augalai, tada plėmas varis, tada vėl sveikas. Aš bandau paaiškinti, kodėl šitie skaitliukai. Tai vat eini, išlindo azotas tik 2 kartus, bet realiai ir kitoje vietoje biški ten į pabaigą azotas, bet yra ir fosforo, kalio neskaityčiau, kad čia vienas augalas, jeigu vienas elementas vieną kartą, tai nelabai. Čia siera ir kalis, nes reikia žinoti apie 70-80% taiklumus. Iš 10 2 grybauti gali, bet vat, esmė, kad varis ir kituose išlindo, fosforas išlindo ir kituose, ir sveiki augalai išlindo kituose. Tai su fosforu kalio, kai jo trūksta, rekomendacijos nelabai ką gali padėti, nes jo trūksta 10 ir gal net 100 kg. Per lapus 2, 3, 4 gali paduoti tik tai. Gal, jeigu už trąšas sumokėsi 3 eurus, tau ant 10 eurų derliaus priedą gausi prie šitų. Jo, tas atsiperka. Bet kadangi mišiniai dažnai būna ne vieni, o dideli, fosforas ir kalis, jie yra kalio sulfatas ir fosforo rūgštis, jie yra agresyvūs chemiškai. Tai žinot, 3-4 druskos, 5 jau problema. Tai vat, kartais, kai purkštuvas prifarširuotas daug visko, tai net neapsimoka jau tą fosforo kalį dėti, nes jis gali daugiau bėdų padaryti. Todėl su fosforu kalio rekomendacijos visada dadėk, jeigu tau nesugadins purkštuvę mišinio, bet realiai reikia jau tame lauke žiūrėti į dirvožemį ir susitvarkyti fosforo kalį. Tai va, tai pas Alfredą Bardauską rekomendaciją aš kaip ir parašiau, karbamido užmest purškiant ir įdėti vario. Jo, bus galima dar, aš irgi skaidrę padariau, galėsime ant galo pasižiūrėti tas rekomendacijas, bet dabar klausimas dar pasitikslinimui. Čia, kur įvairiose vietose rodomi trūkumai ir rekomendacija purkšti galima rekomenduoti, jeigu nustatyta, sakykime, 2 ar daugiau trūkumai skirtingose taškuose. Ar teisingai galvoju? Jo, jeigu iš 20 vienas kažkoks elementas cakteli, ne. Ta prasme, ne, bet žiūri į visą visumą. Tai vat iš šito padaryti, vat kalį ir sierą aš atmesčiau. Vis tiek tai yra, suprantate, per lauką, kai eini, kartais ir pataikai ant tos sieros, iš tikrųjų gal jį buvo, bet kai lauke, nežinau, ten ar karvė, kada kažkokia ta istorija to lauko yra, žinai, būna, bet per visą lauką, jeigu tai reiškia jisai, į lauką atėjai, pamatei vieną augalą nubalusi, žinai, tai, o daugiau per 10 hektarų tokių nėra, tai net nesigilini į jį, nubalės, čia nesmė, vabalas nugriaužia, ar kirmelė jau nebesvarbu, žinai, va, apie tai. Kadangi gyvi organizmai kartais gal kalis ir siera tie augalai iš tikrųjų stokojo, bet bendrai visas laukas, tai apie nieką, reiškia, dėl 2 augalų ten dar 2-3% tų augalų turi šitos trūkumus, nelabai kreipiam dėmesio. Didžioji masė, pas Alfredą azotas, varis ir sveiki augalai. Pusė sveiki. O fosforas? Nes fosforo irgi 3 vietose. Jo, tai aš tik tai jau paminėjau apie tai, ką galim dar daryti, sierą ir tą varį ir azotą, o fosforo yra trūkumas, bet fosforą čia jau
Ta prasme, rekomendacija gali dadėti kartosios, bet mišinį gali labiau sugadinti. Nes naudos, sakau, už 10, 15, 20 eurų gausi už tos 2-3 kg kalio duodamas ar fosforo. Ypač dabartinių tarpsnių. Kalis dar, bet fosforas dabar tai jau prie žydėjimo jo biškai gal daugiau reis. Žodžiu, 3-4 kg dadėtų, bet dabar kitas dalykas yra. Rekomenduojant, aš tik tai pagal agrometrą, bet į rezultatą ir visą kitą, rekomenduojant, žinot, apie pacientą geriau gali suprasti, žinodamas jo istoriją. Tai jeigu rekomendacijos, pavyzdžiui, aš kažką gal kaip Modestas, žinai, aš parekomendavau, jis ir taip važiuoja kalių, žinai. Tai vat, jeigu iki manęs dar daitų tos informacijos, kas ir taip važiuoja, žinai, ar kas daryta, ar, ką žinau, netgi jeigu yra augimo reguliatoriai purkšti, žinai, kitą dieną su herbicidų mišinį ar ką, kartais ir gali įtakoti. Bet vat, pirmi matavimai buvo įtakoti, pirmi matavimai, čia kur nors taisim, jie matosi, rodo visus elementus iš eilės, grybauja, nes čia būna po šalnų, taip ar po streso. Tai vat, pas Alfredą Bardauską rekomendacija tokia ir yra. Dabar tik tai neaišku, kada jis važiuos. Jeigu žinočiau, kad jis važiuos. Jis planuoja ir man atrodo, reiktų susisiekti su juo ir pasikalbėti, nes jisai pasitart, ką naudot, kokius, ar dėl produktų konkrečių kokių, ir nes jisai planuoja dabar pučkimus atlikti dabar. Aš galėjau su juo susiskambinti, mes galim pasitartis, paskui kaip faktą parašys, kad tą ir tą panaudoja. Gerai, o tai dabar Dariaus Ališausko lauko pažiūrim, ten pat Raseinių rajone. Čia Ernestai, tu komentuok ir apie tą kalcį įdomiai gavosi, kad kur kalcį užmesta, mums nerodė kalcio, kur neužmesta, mums rodė. Manau, čia įrodymas, kad agrometras stebuklingas reikalas. Žinau, man prieš 20 metų agronomai būtų kas nors įdavęs į ranką tokį daiktą. Šiandien dienai nežinau, ką čia būtume jau taip Lietuvoje pridarėm. Tai šitoj lauko daly buvo, arba šitoj lauko daly pakalkinta šita lauko dalis, šita dalis nepakalkinta. Tai vat. Tiek praeitą matavimui daryti ir iš esmės rezultatas įrodė, kad iš esmės kalcio trūkumas. Kitoj lauko daly. Kitoj vat yra ten toks lengvesnis lygtais dirvožemis ir būtent čia prieš savaitę, daugiau nei savaitę, 14 dieną, tai pagrindė azoto trūkumas buvo. Po lietaus, arba realiai pasikeitė sutapo savaitės, išryškėjo magnio ir mangano trūkumas toj daly. O čia, atsiprašau, pasitikslinimui, gal minėjot, praleidau, vienetukas ir 0,5. Čia. Jo, grįž dar Ernestai prie tos pačios, kur buvai. Čia žiūrėkit, vienetukas, tai pem ant pem. Vienetukas tai 100%, o 0,5 tai pem ant pem spėjimas. Ir žiūrėkit, labai įdomu yra tai, kad palijo, ne, ir situacija iš vien kalcio pasikeitė į manganą, bet manganas yra tas, kuris gamina visus fermentus reikalingus azotą suvalgyti. Tai, ta prasme, jisai azoto turi, nes jis su kalciu sustojęs buvo, azoto turi, po lietaus jam problemas šitas iškilo. Tai va čia rekomendacija dasijungia dar ir manganas. Ten kitagi antram laukui geležis prie azoto irgi. Azotas geležys. O čia dar geležys nelenda, dar turi kitų problemų. Geležis tai yra elektra. Jau čia jau aukštesnis lygis, nes kalcis yra
kalcis dievų dievas yra ne azotas, o kalcis, nes, pavyzdžiui, trūkstant azoto, augalas dvigubą kalcio kiekį naudoja tam, kad kompensuotų azoto trūkumą stresų. Jeigu kalcio dar nėra prie azoto trūkumo, viskas. Tai va, tai tendencingai ir įdomi irgi. Jo, ir laukai labai skiriasi. Jo. Taip. Tai to Joniškį pamatys, ten tai atsipūtė. Joniškis. Gerai, keliaujam į Joniškį. Dar įsiterpsiu dėl tų miežių, kaip tik apie kalcį, tai dirvos tyrimai buvo, ten, kur darysim miežių tyrimus šito, tai buvo su kalkiam, kalciu pakalkintas laukas. Tai įdomu, Kada? nes Kada? pavasarį prieš sėją, prieš kokias, nežinau, 2 savaitės prieš sėjant. Nelabai jausis, biški jausis, bet šiaip kitais metais. Rudens būtų geriau, iš rudens būtų puikiai. Jo, ten buvo šiaip kalkinta jau praeitais metais, ten minimaliam dozėm, nes tokios porą lauko vietų probleminės buvo, tenais niekas neaugo, pH 4,5 buvo, tai šiais metais jau 6 pH rodė ir dar papildomai kalcio įnešta, tai įdomu bus palyginti su kitais, nes yra kitur miežių auginamų. Kalcio reikia žiemos, po žiemos jis jau kalkiam po žiemos. Aha, nu jo, jisai kol pereina tą dirvožemį viską, tai aišku, geriau iš anksto būtų, bet visą laiką išeina. Bet prie daugą ir nenustebt reikia, jeigu rodys magnį, nes mes pastebėjom po kalkinimo lenda magnis porą metų paskui. Nu jo, jie vienas kitą kaip nepapildantis. Jo, priešingai. Gali stipriai chemiškai pakomentuoti. Tai einam, jo, žiūrim Modesto. Vasariniai miežiai dar nematuoti, nebuvo dar ko. Kitą savaitę tikiuosi jau. Jo, dabar jau turėtų 3 lapelis lys miežiuose, tai galėtų. Tai va, pažiūrėk, paimk iš senesnių matavimų, senesnius paimk. Kur daug yra, jo, tai daryk. Kita. Laučiam ant žemėlapio gal geriau matys. Vienas kitas fosforas kalcis ir azotas. Pirmam buvo matavime. Ne, tas koordinatės, Ernestai paspaudus, matosi taškai geriau. Rai, čia gal, ajo, nu, pažiūrė. Jo, ir čia, vat, magnis jau išlindo antrų matavimų. Cinkas kampe matosi, ten nesąmonė, ten ta iš pirmų matavimų, kur buvo. Nu, to švies. Taip, po pirmo matavimo buvo pirmas purškimas darytas, nežinau, gerokai už kokias 3 savaitės gal, tai Peri per kitas akis, Ernestai, atidaryk. Aha, toliau, Modestas. Fosforas pagrindė, magnio sulfatas atiduotas ir jo, tokie pagrindiniai tie elementai. Magnio sulfatas atiduotas. Jo, nu ten toks atidavimas, tenais po 3 kg realiai ten pasigavo, tai gal dėl to ir nerodė, aišku, po šalnų čia visų buvo, tai... Nes čia buvo vienam taške trūkumas magnio. Jo, tai va toj prieisim, čia švieži prasidėjo, jo, tai 3 kg. O dabar trečiadienį tai azoto 10 kg karbamido buvo, kalio sulfato po 3 kg ir MCZ tenais. Šitas cinkas, varis ir manganas berods, į tą įeina. Irgi. Tai būt gerai, kad tai mestum purškimą, nes aš jau ir užmiršau pradžią, kur sakei, žinai, bet susidėliau. Tai va, tai ant šitų išlindo irgi, va, geležis magnis. O čia magnis jau matuotas po purškimo ar prieš purškimo magnio? Kada purkšta? Modestai. Matuota 20. Prieš, aš trečiadienį 21. Prieš purškimą matuota. Jo. Ir tu, mesgi kalbėjom su tavim, tu geležies neradai įdėti, ne? Dabar jau turiu, vakar atvežė
ir 170 mg tam litre. Trečiadienį, Modestai, trečiadienį, tai 21 dieną tu purškei. Jo, 21. O tai čia matuota diena prieš. 20. Jo. Taip. Jo, tai dabar turėtų gal neparodyti magnio trūkumo. Ne, magnio nebuvo, aš kalio sulfatą šį kartą dėjau. Magnio sulfatas buvo pirmų purškimų, tai tam balandžio mėnesį buvo. Ok, supratau, kalio sulfatas. Tai magnis dabar tas 10 kg ir šito geležies litras 170 veiklė gausis. Jo, ir čia kadangi ekonomika, žinai, čia ta prasme pats ūkininkas matuodams, jis prieš tai pasimatuotų, purškimą pasidėliotų, čia biškai ekonomika nesigauna, tau neišėjai. Kaip, į ekonomiką nelabai žiūrėt, gal tau išeitų dabar va nupūst šiandien ar ant dienų? Manau, pasižiūrėjau prognozę, kad šiandien liktis gražų vakarą, bent jau be lietaus rodo, tai jeigu neužlis, tai šiandien važiuosiu, nusipurkšiu. Jo, tai nupūs, nes tada mes už savaitę, kitą savaitę atvažiuosim, žinai, jau bus... Jo, aišku, būtų suveikę kažkiek. Žingsnis į priekį, jo, būtų. Ok. Ir Kėdainių laukas. Čia dešiniai pusėje tyriama zona, liktai pagal brėžinius. Kur siuntėjai? Pirmi matavimai. Fosforas, kalcis. Nu, iš esmės geri ir fosforas, jeigu va taip žiūrint. Biški siera, kalcis kažką į tą pusę, nu yra, reiškia, problema prasidedanti. Vieni augalai geriau biški gyvena, kiti biški ubagiškiau dėl dirvožemio, dėl kaiminystės didesnės. Čia kaip socialinė apklausa laukia. Nu, kitas kampas išlindo kalcis ir irgi daug sveikų, bet kalcis fosforas. Bet taip einant, bet ir matas nuo pačios žygiuojant per lauką, taip ir geri, kalcis, geri, kalcis, geri, kalcis, fosforas, geri, vėl kalcis. Tokie plėmais ir eina laukas. Tai kaip supratau, čia kalcio, ne kalio. Čia kažkur parašyta kalis, kaip buvo. Jo, tai dabar, čia buvo praeitį matavimo, o dabartinį jau išlindo, čia išlindo dar kalis ir siera stipriai išlindo. Gavo lietaus, kompensaciją gavo turbūt ant kalcio, kuo mažiau drėgmės, tuo sunkiau paimti elementą. Jeigu dirvoj azotui... O kaip dėl temperatūros? Kas buvo gana šalta, irgi kai kurių elementų negalėjo lengvai pasimti. Teisingai, tai ta prasme, mes klausėm augalo kaip yra, o toliau čia įrankis, žinai, o toliau galvoja, aha, aš čia dariau purškimą, čia buvo šalnos, čia anas, ta prasme, ir kaip keičia situacija, jo. O dabar išlindo, jis biški paaugęs ir dabar išlindo, įdomu, ūkininkas ar davęs sieros šitam laukui. Sulfatą bėrė. Jisai davė kaso su tiosulfatu 10%. Nu, tai ten tiosulfato 20, o kaso 200. Ir paskui aksano davė 200. 200 tai 8 sieros. Nu, tai tiosulfatas 2 savaitės praguli dirbai, kol pradeda veikti, bet ta forma yra išsiplaunanti. Tai tam žinai, tiosulfatą, nežinau, kada žmonės naudoja, nes jisai augalam neprieinama forma, tipo, okei, čia pagulės, bet jinai judri dirbui yra. Ar sulfatas, ar ta neprieinama augalam forma vienodai išsiplauna. Tai jeigu tu duodi sulfatą, kol spėjai pavalgyti, duodi tiosulfatą 2 savaitės nieks nieko negaus, o jeigu išsiplaus, tai iš vis nieks nieko negaus. Tai tiosulfato naudotojai suvalkiai pernai buvo prigauti su siera trūkumais. Tai čia irgi vėl logiška. Tai čia viskas dėl tiosulfato, tai vietai, pavyzdžiui, gal geriau. Augalams sieros trūksta. Kuo daugiau su rimtesniais agronomais kalbi, tuo daugiau supranti, kad produktai nelabai veikiantis daugumą. Jisai dabar davė... Neužmirškit, kad marketingistam, aš turiu sierą, tas turi sierą. Jiem reikia sugalvoti istoriją. Čia didžiausia bėda, lietuvos ūkininkai ant to ir užmygė yra. 50% makaronų prikabinta. Tai žodžiu, vat. Tai dabar Nerijus davė kalio sulfatą čia antradienį. Po 3 kg. Kiek? 3 kg kažkur. Reikia 20-30 kg grynos sieros. Jeigu davė to šitos vienai tonai derliaus 5 kg sieros. Tai čia jeigu bent 6 tonas trauks, tiosulfatą jau nurašom, jo nebėra. Tai kitą dalį lauko, jeigu pasilieka su tiosulfatu, o šitą
gal labai ant to tijos sulfato nevarykit, jis paskui nepadarys tą, ką reikia, gal labai įtikės. Bet žodžiu, o tą dalį rekomendacija 100 pm amonio sulfato mūsų lauko kampą, užmeskit 100 pm amonio sulfato. Arba 100. 100 pm, čia irgi tą normą, žinai, aišku, 200 iš vis būtų gerai, bet tas bereikalo jau yra ta norma. Tai va, ūkininkai ir įdomu pasidarė, ar čia apsimoka tą sulfatą naudoti. Tai agrometras rodo ir dabar pasidalinti savo patirtim, reikia sulfato, reikia sieros sulfato formai 20-30 kg. Nei grinos siera, nei tijos sulfatas nėra aišku, kiek jie augalam atiduos po patręšimo. Tai rekomendacija 100 pm amonio sulfato ten sumest. Ir kuo greičiau būtų gerai dabar, kol drėgna, nes nebespės. Ir per derlių labai nesimatys, bet matysis. Per derlių biškį matysis, bet per grūdų kokybę matysis labai. Per grūdų kokybę. Nu tai aš jam taip ir pasakysiu. Jo, grūdų kokybė. Siera yra, be sieros augalai gali augti. Sieras trūkumas mažiausiai kenkia, bet grūdų kokybė labai prasta būna. Supratau, bus paskui įmanoma kažkaip vėl pasimatuoti. Tai mes kas savaitę Tai matavim, taip, kas savaitę. Aš gal pasidalinsiu irgi, kad bendrai tomis rekomendacijomis, kur čia apie Nerijaus lauką kalbėjom, tai dabar ir matom šitą lauką. Ir rekomendacijos, kaip Ernestai minėjai, amonio sulfato 150 ir kalio dar būtų galima įdėti, taip? Kalio būtų galima. Ir kalcio nuo praeitos savaitės buvo rekomendacija, vis tiek jinai lieka. Augalas biški pradžios, vėl tas kalcis išlis. Tai čia reikia žiūrėti ir istoriją, kaip į pacientą. Tai jis gavo vandens, perėjo prie kitų problemų, bet toj pradžios santykinė oro drėgmė labai žema. 20 metų taip greit nedžiūdavo žemė, dabar greit išdžius, manau, kitą savaitę vėl bus kalcis. Tai mes būsim biški pralošę. Sakyčiau, reikia ir kalcį dabar irgi užmesti, o visą tą, kas buvo. Kalcį, amonio sulfatą ir kalio dar kiek? Nu, maksimaliai pagal kiek gamintojas rekomenduoja pagal produktą. Tai tų 3 kg jam neužteko to kalio sulfato? Ne. Aš pasikartosiu, kalius, žiūrėkit, siera per lapus, nu jo, kalio sulfatė, 3 kg kalio sulfatą, tai ten sieros kiek bus? Kilogramas. Veiklė. Nu, kažkas tokio. Nu, tai va, ta prasme, tas kilogramas, žinai, 2-3 dienom ir vėl trūksta. Gerai, aišku, jeigu... Supratau. Nu, bet keliom dienom tik tai užteko. Ja, grįžtant dabar į Modesto lauko, čia kaip lentelėse rodys, kalio, magnio ir geležies trūkumas, ir čia Modestai artimiausiu metu ir nupurkšti, taip? Jo, sakau, bandysiu šiandien, jeigu orai leis, tai šiandien turėčiau. Ir Dariaus lauke, Raseiniuose, Jurgita, gal pasidalinti irgi gali mintimis dėl rekomendacijų, nes vienas dalykas yra nustatyti, paskui kokius produktus naudoti ir vis tiek kažkokios su kokiom problemom susidūrima ir panašiai. Jo, padaryti yra iššūkis irgi. Jo, sveiki dar kartą visi. Žiūrėkit, dabar čia man pirmasis tai klausimas 1A ir 1, ar ne? Pagal anksčiau rodytą Ernesto žemėlapį ir koordinatės, tai suprantu, kad tyrimai buvo atlikti 2A ir 2 skaičiukų numerių pažymėtuose lauko vietose, taip? Ne, Ernestas ne viską parodė, buvo 1A, 2A, 2 ir 1. Taip. Tai tada viskas tvarko, nes aš purškimą planuoju daryti 1A ir 1 lauko vietoje pažymėtų numeriukų. Jo, aš tik tai žiūriu, čia vienetukui nėra rekomendacijos įrašytos, aš atsiprašau. Nu, tiesiog, tai vienam irgi įmesiu, paskui po šito parašysiu. Taip, nes mes iš pradžių planavom, kad, sakykime, stebėsime tik tai tą lauko pusę, kur, sakykime, rekomendacijos su Smart Agrometer, bet jūs matavot ir tą lauką ir labai gerai. Mes matom, kokią situaciją tuose įvairiuose plotuose ir purškime tik tai tą lauko dalį, kuri būtent kaip bandymo plotas.
Tai man Taip. tai buvo didžiausia problema, aišku, su produktais įsigyti, reikėjo pirmam tyrimė, kada padarėte, reikėjo geležies. Gavau geležį tikrąją to žodžio prasme su skysta geležis, tačiau ten akmenų primesta atrodė taip, grąžinau pardavėjui. Dabar su kalciu buvo irgi bėda, yra kai kurie produktai mažas kalcio kiekis arba yra su boru. Kaip kalbėjom su Ernestu, turbūt, kad po to jau boro kiekis būtų per didelis kviečiam, mes nužudytumėm tiesiog tuos kviečius su tokiu boro kiekiu, norėdami atiduoti tą kalcio kiekį. Tai dabar gavau šiandien jau kalcį ir bandysim kažkaip nupurkšti. Geležies vis dar negaunu, nežinau. Bet dabar geležies ir nerodo trūkumo, nežinau, kaip sakėt, vėl po kitoj savaitė vėl jisai išryškės. Skandagrai buvo geležies, jeigu. Skandagro, ar ne? Gerai, Jo, ačiū, Nes bandysim. Linas kreiptis Agro į nebeturėjo, sako, pardavė viską. Tai iš Linas Agro vat ir pirkau geležį, kuri tikrai kaip geležis, tikrai pilna, ne tokia, kokia turėtų būti, reikėjo gražinti. Tai vat, Nu, aš dar savo nepasižiūrėjau, kaip ten nesenais atrodo bakelį, bet Skandaga turėjo grinos geležies dar. Tai reikės pabandyti dar kreiptis į Skandagrą, bet vis žinot, tie pristatymai, vat savaitgalis vėl išlenda ir niekas nepristatys, niekas neatveš, nepasiimsi, nu kartais sudėtinga laikas taip bėga, greitai taip. padaryti viską tą, ką reikia, o ypač dar tada tokių produktų, kurių tu iš vis net kalcio gyvenime nesu purškusi ant augalų. Bet man labai patiko tas palyginimas, kadangi tikrai ta dalis lauko buvo rudenį pakalkinta ir joje kalcio trūkumo visiškai nėra. Tai vadinasi, per dirvožemį mes irgi tą kalcį naudojam. Abejo. Ok, ir Alfredas nedalyvauja, bet tikimės jisai pažiūrės video ir susipažins bendrai su situacija ir dar susiskambint bus galima ir tada pasišlinėkėti dėl tikslesnių rekomendacijų. Jo, tai galima tada, ką pasakyti, darbai tęsiami, kiekvieną savaitę mes matuojam, turėtumėm turėti įdomius rezultatus, kaip po visus purškimus atliksime ir paskui galėsime vertinti derlių. Ir tas, manau, būtų įdomu vėl visiems susitikti, galbūt daugiau ir ūkininkų, ir kurie galbūt ir nedalyvauja mūsų bandymuose, irgi susitikti ir pasižiūrėti, kaip bus jau po visų purškimų, koks vaizdas ir kaip sekėsi mums. Dar dėl pačio purškimo magnio sulfatas turėtų parūgštinti vandenį ir bendrai kiek tada pH laikyti, jeigu reiktų. 6,5. Standartiškai. O paviršiaus aktyvios medžiagos pridėti prie šito purškimo? Minimalią normą, jo. Aš su silikoninė lipnė, ne? Jo. Silikoninė minimalią normą, jo. Žinau, kad jo. Esu sumaišęs, man ūkininkai yra sumaišęs silikono normą ir žuvo laukai, su juo irgi atsargiai reikia. Geras. Ja, kablelį padėjo ir žuvo, visis 500 hektarų mirė. Tu prasme, jau litrais tenais jau dėjo ar kaip? Kablelį neteno jo tiesiog. Gal Jurgita ar Laimis dar turi klausimų? Nu, tai reikia su Derium pasišnekėti ir gal atsiras. Jo, gerai. Ten Kėdainiuose su tuo sulfatu reiktų paskubėti greitai. Gal su juo pačiu susisiek kažkaip, bet būtų įdomu, užmest būtų įdomu. O tai tas sulfatas dabar bent jau pas mane jau vos ne vėliavinis lapas kitų rodosi, spės ištirpti, dabar drėgmės, tarkim, bent jau jauniški yra. Drėgmės yra, bet iš esmės su sulfato jisai toksai sunkesnis. Jo, bet sieros reikia visą laiką, žinai, rapsai tai ne taip, o kviečiai visą laiką, jiem grūdus pilant nebus sieros, bus maži grūdai, viskas, o mes matom, kad sieros trūksta, tai reikia paduoti. Sierą iš tų, kur sureaguoti staigiai gali ir dar suveiks, jeigu dirba neperžiūrės. O tarkim, matuosim iki kurios, tarkim, fazės vėliavinis lapas paskutinis ar dar, nežinau, prieš varpų matavimą. Tai galėsim paskutinis, pavyzdžiui, aš darausi jau prieš pat žydėjimą arba dar po žydėjimo. Pasidarai jau galutinį, kaip
analizę, padariau tą ir ant galo dar geležies dar trūko. Tai vadinasi, kitiem metam tą, ką dariau, ir plus dar geležies. Tie paskutiniai matavimai, tu jau nieko nebepadarys, bet kitiem metam įnešė, kad tam laukia toks kokteilis turi būti. Nes mintis pas mane tokia irgi mini bandymą, ten gamybinį dariau su karbamidu ir kalio sulfatu ant pieninės brandaus grūdų, tai kokybė visai neblogai pakėlė palygintai. Karbamid 10 kg ant pieninės kelia 2 vienetais glitimą ir 0,5 baltymų. Aš Dotnuvoj prieš 15 metų jau tokį tyrimą mes pasidarėm. Jo, aš 20 kg karbamido ir apie 3 kg. Azotas į baltymų sudėtį tiesiogiai sueina C, O, H ir azotas. Jeigu jo trūksta arba jo pakankamai, tai bus baltymų. Įdomu pagal šitą prietaisą, ką parodysi. Bet kokiu atveju greičiausiai, kad trūkumas. Galėsime matuoti, kol augalas žalės bus ir pasižiūrėti. Okay. Galo pažiūrėti. Jeigu būsim idealiai į atauginį, jeigu pabaigoje parodys augalas sveikas. Jeigu augalas nesveikas, ko dar trūksta, kitiem metam pernešti ir vėl gale metų, kol pagaliau tam laukui pasieksi augalas sveikas, čia tas kokteilis tam augalui, tik tai gal pasikoreguoti pagal tam tikras sąlygas gamtinės. O su kuriais augalais dirbot? Kviečiai, miežiai, žirniai, rapsai? Kviečiai, miežiai, kukurūzai. Kol kas taip. Okay. Bus rapsai ateity. Nes mums tiesiog laboratorijai reikia užauginti, nes kokią kultūrą užauginsim to. Bet mes kol kas dar dirbam su šitom, kartojam. Dabar, nes vis tikslesnė ta duonbazė yra. Pas mus šiltnamy sukasi 3 mėnesiai nauja kultūra. Jeigu šiaip pro šalį važiuos, tikrai vertinga. Visi mikro, makro elementų trūkumai žydėjimo metu, vasariniai miežiai ir žieminiai, ir tą vasariniai kviečiai, netgi matosi kaip kviečiai dzin tam tikrai elementai. Mes antradienį viską pjausim. Ir sekmadienį, ir pirmadienį visą dieną šiltnamy bus žmonių, kas pro šalį važiuos, tikrai patariu, atvažiuokit akį pasiaiškinti. Tai čia pačioje akademijoje ten tie šiltnamiai, kur yra prie 6 rūmai. Ernestai, kol dar čia minutę kalbam, tu neturi vaizdą. Šiltnami dabar. Kaip tik pats pikas, sočiai augalų, studentai eina, tai praneškit, įleisim, parodysim, labai vertinga. Gerai. Būtinai apsilankysim. Gerai. Tai ką tada, tuo kart tada ir baigiam. Ir dėkui ir Ernestai, ir Linai, ir Mantui, ir kolegos. Ir tada susitiksim, susiskambisim. Okay. Gerai? Dėkui. Gerai, dėkui, iki. Visą.